Sveiki, vėl švieski man vėl. Man įdomu, ar Stasys Povilaitis susimastė apie tikrąją šių žodžių prasmę. Retas iš mūsų žino, kad net 10% energijos yra sunaudojama apšvietimui. O tai yra ypač aktualu Lietuvai. Mes šiuo metu siekiame energetinės nepriklausomybės. Tai visgi, ar galime mes sau leisti šviesti? Gal reikia gesinti? Ne. Mokslininkai sprendžia šią problemą, kurdami naujas technologijas. Mes savo namų neapšvietinėjom su degiais daiktais. Štai ši kaitrinė lemputė jau beveik metus yra uždrausta Europos Sąjungoje. Greitai mes būtuoju laiku kalbėsime apie halogeninės ir fluorescencijos lemputės. Taigi, kas mūsų laukia ateityje? Ogi ledai, lietuviškai vadinami šviestukai. O kodėl? Mums kaip vartotojams reikėtų išskirti dvi svarbiausias savybės. Tai yra ilgamžiškumas. Ledai yra sudaryti iš mažų taisyklingų kristalų, todėl generuojant šviesą medžiaga neyra, kaip pavyzdžiui Wolframo siūlelis. Vien todėl šviestukas gali tarnauti 4 kartus ilgiau negu kaitinė lemputė. Kita svarbi savybė – energetinis našumas. LED, lyginant su kitomis technologijomis, daug mažiau šilumos atiduoda į aplinką. O jeigu mes pažvelgtume fiziko akimis į LEDus, mes rastume dar daugiau įdomių savybių. Tad visai nenuostabu, kad Lietuvos mokslininkai pasauliui pasiūlė inovatyvias šviestukinio apšvietimo technologijas. Dabar mes galime ne tik sutaupyti pinigų apšviesdami gatves, bet ir pakeitę dabar esančias natrio lempas, pamiršti tą gelsvą naktinio miesto vaizdą. Pagaliau naktį ne visos katės bus pilkos. Bet tai ir tik vienintelės išskirtinės ledų savybės? Ne. Aš asmeniškai nagrinėju cinko oksido optinės savybės. Jeigu pavyks išsiaiškinti šios medžiagos mechanizmus, mes turim galimybę pagaminti našius ultravioletinius šviestukus. Mes juos galėsime pritaikyti, pavyzdžiui, baseinuose dezinfekuoti vandeniui. Ir nebeliks mums to nemalnaus chloro kvapo ir gamtai bus geriau. Tad kaip matome, ateityje Lietuva vis mažiau skirs energijos apšvietimui. Su šia optimistinė žinia aš norėčiau pasiūlyti jums tradiciškai trumpiausią metų naktį apšviesti laužais ir kartu sudainuoti vėl švieski šviestuke man vėl.